Rūkymas. Viena iš populiariausių priklausomybių turbūt tokia, prie kurios žmonės grįžta labai daug kartų gyvenime. Ir iš tiesų tai nėra todėl, kad jūs manote, kad jūsų charakteris yra silpnas. Tai nėra todėl, kad jūs neturite disciplinos, motyvacijos ar nemokate pasakyti malonumams ne. Tai nėra niekom susiję su jūsų mąstymu, charakteriu ar netgi genetika. Iš esmės tai yra susiję su tuo, kad jūsų organizmas badauja ir jis padarys viską, kad jis išgyventų. Kaip ir kitos priklausomybės, iš tiesų rūkymas yra toji, kuri yra lengvai pasiekiama. Čia pat. Jei nereikia specialių sąlygų, tu gali daryti tai beveik bet kada. Kiek tik kartų nori per dieną. Ir niekas tau dėl to nieko nepasakys. Vis dėlto su alkoholiu yra šiek tiek kitaip. Tačiau cigaretė yra vienas iš tų įrankių, kuriuos mes galime griebtis bet kada mums panorėjus. Ji visą laiką yra čia pat. Ir daugelis iš mūsų iš tiesų prieš tos priklausomybės sugrįžta daugelį kartų gyvenime. Bet tai yra todėl, kad iš tikrųjų mūsų organizmam trūksta cukraus. Cukraus, kurį mes turėtume gauti iš vaisių ir to cukraus, kuris yra būtinas smegenims funkcionuoti. Tai yra smegenų maistas, tai yra energija, kuri mums suteikia gyvybinės energijos eiti per dieną, tvarkytis reikalus, gyventi, džiaugtis ir jausti emocijas, mąstyti, dirbti. Ir iš esmės, kai šitos energijos nėra, mūsų organizmas padarys viską, kad mes išgyventume ir kad mes eitume į priekį. Ir paprasčiausias būdas tai padaryti, tai yra išskirti daug adrenalino. Ir būtent prieš pat parūkant, tas kelias minutės ar net sekundės prieš parūkant, jūsų organizme pasklinda labai daug adrenalino. Nes jūs apsidžiaugiate, pagaliau tai yra akimirka, kurią jūs galite skirti savo, nieko nedaryti, negalvoti, įlysti į telefoną ar tiesiog ramiai pasėdėti, atsipalaiduoti. Ir mes galvojame, kad iš tiesų tokis įrankis kaip parūkymas mūsų atpalaiduoja arba mums padeda. Tačiau mes klystame. Mes visi puikiai žinome, kad parūkę mes jaučiamės blogiau. Mes aptingstame, mes nebenorime nieko daryti, mums sukasi galva. Galbūt net sunku išlaikyti pusiausvyrą, mes jaučiamės apduję. Tačiau mes vis tiek toliau tai darome, nes mes negalime be to gyventi ir mes nežinome kodėl. Ir tai yra todėl, kad iš tiesų organizmas reikalaus adrenalino ir jisai pripras prie jo, todėl kad jam tai teikia energiją ir jisai save gelbės. Ir deja, priklausomybė yra vienas paprasčiausių įrankių, kaip tai padaryti, kaip gauti to adrenalino. Juk kasdieninėje veikloje jūs negalite imtis kažkokių veiklų, kurių skirtų jums daug adrenalino, kurios reikalauja tam tikrų sąlygų, laiko. Tačiau tai nereikalauja beveik nieko, tai yra pasiekiama ranka. Tad supraskite, kad iš tiesų tai visą laiką, ką daro, tai organizmas bando save gelbėti ir stiprinti. Jisai bando suteikti savo energijos. Ir tai nėra susiję su tuo, kad jūs nemokate gyventi sveiko gyvenimo ar nesuprantate, kokią žalą jums tai daro. Mes visi puikiai suprantame, kokią žalą mums tai daro, tačiau mes vis tiek tai darome. Ir tam yra priežastis. Taigi dabar, kai jūs žinosite priežastį, galbūt jums pavyks atsisakyti šio žalingo įpročio ir suprasti, kad jau po 3 dienų jūs galėsite jaustis visai kitaip. Ir jeigu norite atsisakyti rūkymo, pradėkite valgyti daug vaisių. Vietoje cigaretės valgykite vaisių, vieną po kito. Kas pusę valandos, kas valandą, kas 2, visai nesvarbu. Perdozuoti tai beveik yra neįmanoma. Gerkite daug vaisių kokteilių ir matykite, kaip valysis jūsų organizmas. Jau po 3 dienų jūs jausitės kur kas geriau. Jūs kur kas geriau miegosite, jūsų protas ir mintys bus žvalesnės. Jos bus švaresnės. Jūs turėsite visai kitokią motyvaciją, norą ir požiūrį. Be abejo, kad jūs norėsit grįžti, tačiau kai organizmas gaus tai, ko jam reikia, jisai daugiau jūsų taip nelaužys, jisai daugiau nereikalaus iš jūsų griebtis šio žalingo įpročio. Kai bus labai didelis noras griebtis cigaretės, turėkite prie savęs juodo, gero, kokybiško šokolado. Ir tada, kai norėsite griebtis cigaretės, dėkite šokoladą skiltelį į burną ir laikykite ją tol, kol jinai ištirps. Naudokitės natūraliais įrankiais, kad turite po ranka ir supraskite, kad jūs galite išsilaisvinti iš šio užburto rato, kai jūs padėsite savo organizmui ir jam nebereikės reikalauti adrenalino. Viskas turi priežastį ir viskas turi pasekmes, tadgi dabar jūs jau žinote priežastį.
Tikėtina, jog jūsų organizmui lygiai taip pat labai trūksta įvairiausių vitaminų ir mineralų, tad įtraukite į savo mitybą ir juos. Ir jūs pajausite, kai jūs pradėsite stiprėti ir jūs suprasite, kad jūs visą laiką galėjote gyventi be priklausomybės, net jeigu cigaretė buvo palydovė jūsų didelę gyvenimo dalį. Jūs suprasite, kad jums niekada jos nereikėjo ir jums jos nereikia. Tačiau tai yra kūno ženklas, kurio nevertėtų ignoruoti ir mano siūlymas jums – pakeiskite tai vaisiais ir suteikite savo kitokį gyvenimo būdą ir leiskite savo patirti, ką reiškia gyventi žvaliai, su gera nuotaika, turint daug energijos ir be cigaretės.